Ar... Alina, filmuos mūsų? Šiandien filmuos? O kas atsitiko? Atsiprašau, dėl techninių kliūčių truputį vėluojasi posėdžio pradžia. Taip, jo. Labas rytas, gerbiami tarybos nariai, labas rytas administracijos darbuotojai, labas rytas visuomenės atstovai. Sekretariatas, kvorumas yra? Ačiū. Posėdyje dalyvauja Vilniaus vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje, ponas Jurgis Jurkevičius. Labas rytas. Noriu priminti, kad mes balsuojame elektroninę sistemą. Darbotvarkė yra. Turite, tai kas už tai, kad patvirtinti darbotvarkę? Ką? Mere, buvo papildomas klausimas, tai pirmiausiai gal už Pagrindiniai pradžiai, paskui papildoma. Bet pirmiausiai už įtraukimą, gal to papildomo ir tada už visą darbotvarkę. Aš manau, kad pradžiai tvirtinam darbotvarkę pagrindinę, paskui papildomą ir tada visą darbotvarkę. Ar ne? Tai balsuojame už pagrindinę darbotvarkę. Kas už tai, prašau balsuoti. Oi, pradėsime tuoj. Du nebalsavo. Dar. Ačiū. Yra vienas papildomas klausimas dėl projektų kultūra suartina tautas, istorijas ir kultūros propagavimas Lenkijos Lietuvos pasienio regiono jaunimo tarpe, Aukštadvario seniūnijoje Trakų rajono savivaldybėje. Kas už šį papildomą klausimą, prašau balsuoti, kad įtraukti į darbotvarkę. Ačiū. Papildomo klausimo įtraukimui pritarta. Dabar teikiu balsavimui už visą su papildomų klausimų darbotvarkę. Kas už, prašau balsuoti.
Balsavo. Ačiū. Darbotvarkei pritarta. Nustatoma sekanti darbo trukmė. 1,5 valandos dirbama, 15 minučių pertrauka, pietus nuo 12 iki 13 valandos, kiekvieno darbotvarkės klausimo pranešimų skiriama iki 10 minučių, atsakymams į tarybos narių klausimus iki 5 minučių. Vienas tarybos narys svarstomų klausimų gali klausinėti pranešėjo ne daugiau kaip 2 kartus. Diskusijoje kiekvienų svarstomų klausimų gali pasisakyti po 3 minutės 4 tarybos nariai, 2 pasisakantis pateiktam tarybos sprendimų projektui ir 2 nepritariantis. Svarstomų klausimų tarybos narys gali pasisakyti 1 kartą. Primenu, tarybos narys privalo nusišalinti nuo balsavimo, apie tai pranešdamas ir išeidamas iš posėdžių salės, kai sprendžiami su juo ar jo šeimos nariais ir artimais giminaičiais susiję turtiniai ir finansiniai klausimai, arba kai jo dalyvavimas balsuojant galėtų sukelti viešų ir privačių interesų konfliktą. Sprendimai gali būti pritarti pateiktam sprendimo projektui, atmesti, nepritarti tarybos sprendimo projektui, atidėti tarybos sprendimo projekto svarstymą ir pritarti naujai suredaguotomi tam su pastabomis tarybos sprendimo projektui. Primenu pagal patvirtintą reglamentą, norintis kalbėti, ne tarybos nariai užsirašo iš anksto. Šiandien yra užsirašęs Nerijus Šaulys, Trakų rajono policijos komisariato viršininkas. Policijos veiklos rezultatų pristatymas. Lentvario gyventoja Jadvyga Vaitinovič. Man nėra pateikta Jadvygos Vaitinovič kokiu klausimu. Ateityje reikėtų konkrečiau rašyti ir jeigu aktualus klausimas galėtų būti ir pateiktas raštiškas prie pasisakymų, raštiškas variantas, kadangi jeigu mums reikia atsakyti. Ir primenu tarybos nariams, kad prašau išjungti mobilius telefonus. Pereiname prie darbotvarkės svarstymo. Teikiu svarstyti 2.1 dėl Trakų rajono mero komandiruotės. Čia buvo klausimas įrašytas, bet komitetai ir aš situacija pasikeitė ir komandiruotė nevykstu. Tai visi komitetai pritarė, kad šį klausimą išbraukiam iš darbotvarkės, nesvarstom. Pritarėt? Ja. Bet kadangi jau buvo įtrauktas, bet mes dabar, kad nesvarstyti. Nevažiuoju. Nevažiuoja, o važiuoja, tik aš nevažiuoju, o visa delegacija, kuri buvo sudaryta, jin vyksta. Kadangi aš nevažiuoju, kadangi šis renginys sutampa su respublikinė bitininkų šventė. Ir aš skaitau, kad man būtinai reikia dalyvauti rajone vykstančioje bitininkų šventėje. Prašau, spręskit. Tai klausimas neišbrauktas iš dienotvarkės, aš jums teikiu ir aš teikiu, ką pasisakė komitetai išbraukti, nesvarsyti. Prašau. Prašau balsuoti, kas už išbraukimą. Prašau balsuoti.
dabar yra reglamentuota laikas. Tai po kiek laiko aš galiu? Ačiū, už balsavo 19. Sprendimo pritarta. Teikiu svarstyti 2.2 dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Klausimą teikė Žilionienė. Prašau. Investicijų turto valdymo ir vietinių ūkį skyrius vedėjo. Prašau pristatyti klausimą. Vadovaudomiesi vyriausybės nutarimu šių metų kovo 10 dienos 235, kuriais buvo pakeistas nutarimas 603 dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo 2.1 punktų, kuriame nurodyta, jog administratoriai turi būti atrinkti savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, tai mes ir siūlome patvirtinti tokią tvarką, tokį tvarkos aprašą. Prašau, klausimai pranešėjai. Komitetai visi be išimties pritarė. Kokie bus siūlymai? Yra siūlymas balsuoti. Teikiu balsavimui. Kas už? Prašau balsuoti. Čia pagal už šitą bendrą, nes visai teritorijai yra bendras vienas administratorius. Paskelbiau jau balsavimą. Nebegalima. Dar nebalsuojame, bet kadangi kalbėjome... Prašau pasisakykit. Truputėlį per komitetus mes kalbėjome apie tai, kad vienam žmogui apimti visas seniūnijas ir visą rajoną, ir kaip ten buvo pasakyta, kad nemokamas tas darbas, tai manau, kad iš tikrųjų yra labai sudėtinga. Ne, tai ne žmogus bus, tai bus viešas konkursas ir tai bus įmonė, kuri aptarnaus. Tai bus firma. Taip. Mesgi kalbėjom, kad sudaryta galimybė bus ir UABai galės vietos ir visi kiti dalyvauti, visi norintys. Tai bet ir tuo pačiu galės ir fiziniai asmenys, ne? Tai priklauso, ne, tai bus vis tiek konkurso sąlygose numatyta. Nebent sąlygose numatyti. Nu, jeigu įmonė, tai tada aš sutinku, bet šiaip tai buvo reikės tai pagal seniūnijas. Nėra realu, kad taip darytų. Viskas tada, aišku, aš atsiimu šitą siūlymą. Ačiū. Daugiau nebus klausimų. Tuomet teikiu balsavimą. Kas už, prašau balsuoti. Už 21, nebalsavo 1. Sprendimo projektui pritarta. Ačiū. Teikiu svarstyti 2.3 dėl valstybės turto perdavimo. Teikė Žilionienė. Prašau. Atsižvelgus į kultūros ministerijos raštą, kuriuo prašoma savivaldybės tarybos priimti sprendimą perimti valstybės turtą, nes šiuo metu yra rengiamas Lietuvos vyriausybės nutarimas šiuo klausimu, prašau tarybos narių leisti vienu žodžiu papildyti. Taryba nusprendžia sutikti perimti. Čia pasitarus su mūsų savivaldybės kontrolierės pavaduotoja ir ant juridinės ir personalo tarnybos skyriaus, tai yra vedėjo Antanu, kad sutikti perimti turėtų būti formuluotė, nes dar tik ruošiamas yra vyriausybės nutarimas. Nėra? Yra klausimų? Prašau. Ar čia nauja vertė, kadangi rašoma įsigijimo vertė, jie nauji? Nauji.
Nauji visiškai, Taip, jie yra, jau naudojasi, tiesiog vyksta visų savivaldybių apklausa, kurie gavo tos kostiumus, surenka ir iš visų savivaldybių sutikimus tarybų. Nu, svarbu, kad jie nauji, nes įsigijimo vertė. Dėkui. Nu, pagal kainą matosi, kad nauji turbūt. Daugiau klausimų, prašau. Daugiau klausimų nėra. Ačiū. Teikiu balsavimui, kas už šį sprendimų projektą, prašau balsuoti. Už 22. Sprendimo projektui pritarta. Ačiū. Teikiu svarstyti 2.4 dėl turto perdavimo ir įstatinio kapitalo didinimo UAB Trakų šilumos tinklai. Teikia Žilioninė. Kaip žinote, Trakuose prie darželio Obelėlė buvo šilumos trasa, jinai nebuvo inventorizuota, sutvarkius visus dokumentus, mes prašome išleisti akcijas ir perduoti UAB Trakų šilumos tinklams valdyti. Taip pat įgalioti savivaldybės mero pavaduotoją Vojtechą Vinskevičių atstovauti savivaldybei priklausančioms akcijoms. Naujas patikslintas variantas buvo išsiųstas visiems tarybos nariams po komitetų pastabų. Ačiū. Komitetai pritarė ir prašo patikslinti sprendimo projekto variantui. Taip, ir buvo išsiųsta. Tas projektą jūs visi turite. Prašau klausimai. Ačiū. Tuomet teikiu balsavimui. Kas už šį sprendimo projektą, prašau balsuoti. Už 22. Ačiū. Sprendimo projektui pritarta. Teikiu svarstyti 2.5 dėl patalpų esančių Klevų alėjoje 47A Lentvario mieste nuomos. Kaip žinote, gerbiami tarybos nariai, tarybos posėdį šis klausimas buvo atidėtas, todėl gavus Lentvario seniūno pakartotinį prašymą, kreipimąsi, buvo dar kartą jums pateiktas šis sprendimo projektas. Buvo kalbėta su socialinės paramos skyriaus vedėja, kur informavo, kad šiai dienai pagal esamą socialinių darbuotojų skaičių patalpų yra pakanka. Jeigu bus plečiamos socialinės paslaugos, tuomet seniūnas poilsio kambarį užleisų, dar būtų sukurtos 2 darbo vietos. Ir ten yra seniūno raštas, jums turėjo būti nukopijuotas, pridėtas, kaip jisai paskirsto darbuotojus pagal patalpas. Ačiū. Komitetai visi be išimties pritarė. Klausimai? Kaina buvo svarstyta tarybos posėdį 20 litų už kvadratą, tai dabar prašau irgi tarybos narių pasiūlyti, kad galėtumėm kainą. Prašau, siūlykit. Tinka? 20 litų už kvadratą. 20. Čia dar be mokesčių, dar ir mokesčių sumokės ir vis. Klausimų daugiau nėra? Tuomet teikiu balsavimui. Kas už šį sprendimo projektą, prašau balsuoti. Taigi, 20 litų. Sakė, garsiai sakė, net aš girdėjau. Kitam galės sėdėdamas. Už 18 susilaikė 2. Sprendimo projektui pritarta. Ačiū. Teikiu svarstyti 2.7, atsiprašau, 2.6 dėl
iki mokyklinio ugdymo grupės steigimo Trakų rajono Lentvario Henriko Sinkievičiaus vidurinėje mokykloje. Teikia Baranauskas. Tai kodėl čia rašo kitus? Tai tikrai reikia rašyti kokius. Na, mano supratimu, čia turbūt viskas yra nesudėtinga. Tai yra steigiama iki mokyklinio ugdymo grupė. Aš atvirai kalbant nerengiau to projekto, nei ką čia buvo vedėjas tuo metu darbe. Bet jeigu tarybos nariai turit klausimų, prašom. Šiaip tai čia nėra sudėtingas klausimas. Visi komitetai pritarė. Kokie bus siūlymai? Yra pasiūlymas balsuoti. Teikiu balsavimui, kas už šį sprendimo projektą, prašau balsuoti. Sauliau balsuoja, tu balsuoji? Aha. Vienas. Aha. Už 23. Ačiū. Sprendimo projektui pritarta. Teikiu svarstyti 2.7 dėl Trakų rajono Lentvario globos namų. Prašau. Svarstėme, gali išklausyti. Tik balsavime gali nusišalinti. Dėl Trakų rajono Lentvario globos namų nuostatų patvirtinimo. Teikia Misiūrienė. Misiūrienė atostogauja, vyriausybės specialistė Teresa Harukevič. Prašau, Nuo Liepos 1 panaikinant apskrities viršininko administracijos Trakų rajono savivaldybė yra perduoti Lentvario globos namai. Tam tikslui reikia patvirtinti naujus nuostatus. Čia tik tai buvo padaryta šitos projekte techninė klaida, kur yra Lentvario globos namai, tai reikia įrašyti Lentvario vaikų globos namai. Čia buvo per komitetus svarstyti. Ištaisyta be abejo. Komitetai visi pritarė. Kokie bus siūlymai? Klausimų nėra? Nėra. Ačiū. Teikiu balsavimui. Kas už šį sprendimo projektą, prašau balsuoti. Ačiū. Sprendimą projektui pritarta. Teikiu svarstyti 2.8 dėl pavadinimų gatvėms suteikimo. Teikia Šimanskis architektūros skyrius vyriausias specialistas. Prašau. Labą dieną. Aš teikiu sprendimą dėl gatvių pavadinimų suteikimų. Ir čia suteikiamos gyvenamų vietovėm gatvių pavadinimų. Klausimų yra? Nėra? Yra? Nėra? Komitetai visi be šimties pritarė. Kokie siūlymai bus? Yra pasiūlymas balsuoti. Teikiu balsavimui. Kas už šį sprendimo projektą, prašau balsuoti. Kas šiandien, kur 2 nebalsavo. Už 20 susilaikė 1, nebalsavo 2. Sprendimo projektui pritarta. Ačiū. Teikiu svarstyti 2.9 dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 dienos sprendimo numeris S1-378 dėl pavadinimų gatvėms suteikimo priedų pakeitimo. Teikia Šimanskis, prašau.
čia keičiama 2 gatvės Tiltų kaime, Naujienų gatvės ir Šilo gatvės geografinės charakteristikos. Šilo gatvė yra pratęsiama, o to pačiu Naujienų gatvė yra sutrumpinama. Yra bendruomenės prašymas šito, dėl to buvo inicijuojamas šito sprendimo projektas. Ačiū. Klausimų pranešėjui nėra. Komitetai visi pritarė. Kokie siūlymai bus? Yra siūlymai balsuoti. Teikiu balsavimui. Kas už šį sprendimo projektą, prašau balsuoti. Už 23. Sprendimo projektui pritarta. Ačiū. Teikiu svarstyti 2.10 dėl žemės sklypo, kadastrinis numeris 7944, antras blokas, 1043 sklypas, Trakų rajono savivaldybė, Lentvario mieste, Fabriko gatvėje 14, detaliojo plano rengimo. Teikia Fedorovič, architektūros skyriaus vyriausioji specialistė. Prašau. Siūlomas sprendimo projektas, kuriuo siūloma įstatymų nustatyta tvarka suformavus Laisvos valstybinės žemės fondo sąskaitą papildomą sklypą, praplėsti Lumpicko įmonės esamą sklypą šalia. Komitetuose buvo paklausta 1 aro kaina, tai pagal verčių žemėlapį 1 aro kaina yra 4600 litų. Įmanoma suformuoti sklypą? 22,5. Taip. Yra 50,46. Esamas sklypas. Prašau klausimai pranešėjai. Buvo klausimas per komitetus pateikti papildomą informaciją apie vieno žemės sklypo kainą. Ir girdžiu buvo klausimas, ar negalima būtų suformuoti atskiro sklypo. Jeigu taryba nuspręs, galima formuoti atskirą sklypą ir aukciono būdų. Taip. Tai ar jūs nepateikėt 2 variantų sprendimo? Ne. Nes pirmas klausimas buvo 1 aro kaina. Tai pagal verčių žemėlapį 1 aro kaina yra 4600. Kokie, prašau, Tučkovskis, tarybos narys. Mano klausimas ir būtų, kokiu būdu bus tas sklypas prijungtas aukcionu, sakot, taip? Perduotas tas sklypas. Jeigu bus, reiškia, priimtas šitas siūlomas sprendimo projektas, tai bus suformuotas papildomas sklypas, kurį pusės metų bėgyje turės prisijungti Lumpicko įmonė, praplėsdama savo teritoriją ir perkeldama gamybą iš Vilniaus į Lentvarį. Jeigu šneka aplamai apie naują sklypą, tai bus skelbiamas viešas aukcionas ir įstatymų nustatyta tvarka, kas laimės tą aukcioną, tas nupirks. O kokio dydžio galima būtų suformuoti sklypą? Komerciniai paskirčiai iki 50 arų, bet šitoje vietoje nėra galimybės. Aš klausiu, esamoj padėtyje, kokio dydžio sklypą galima būtų suformuoti? Prašau? 22 arai 53 kvadratiniai. Tai geras sklypas. Prašau, Kalkienė, tarybos narė. Komerciniai paskirčiai iki 50 arų. Taip. O iki 4. Taip. Prašau dar klausimai. Prašau, Venckevičius, tarybos narys. Aš tai siūlyčiau nepritarti tam sprendimui ir siūlyčiau formuoti komercinių paskirties pardavimą. Aukcionui, taip?
Taip, aukcionai. Prašau, Okunevičius, tarybos narys. O ta žemė negalėtų būti gražintina, žmonės laukia. Čia šitoj teritorijoje tas gabaliukas yra pagal senai bendrai planą ir pagal esamą padėtį yra tarp įmonių. Iškia yra gamybinė teritorija, būtent šalia dar yra Nemuno banga. Tai jos negalima gražinti. Ne, kaip gyvenamoji, ne. Tu dar klausai? Ne, aš vieną kartą pasisakiau. Dar? Prašau, dar klausimų. Nėra? Buvo pasiūlymas vienas pagal tarybos sprendimo projektą ir kitas pasiūlymas buvo, kad formuoti naują sklypą ir parduoti aukciono būdu. Tai dabar balsuojame už pateiktą sprendimą, po to teiksiu antrą variantą, kad formuoti naują sklypą. Teikiu balsavimui pagal pateiktą sprendimo projektą. Kas už šį sprendimo projektą prašau balsuoti? Ačiū. Sprendimo projektui nepritarta prieš 19. Teikiu antrą variantą, kada formuojamas naujas sklypas ir aukcionui. Tai jeigu taryba leisti, tada aš parengsiu tą sprendimo projektą. Ta prasme, pakoreguosiu šitą ir nesklypo praplėtimui, o formuojamas aplamai naujas. Bet mes galim prabalsuoti, ar mes pritarėm, o jeigu nepritarsim mes, tai tuomet kam jums rengt? Teisingai. Taip. Tai gerai, jūs per kiek laiko galite paruošti sprendimo projektą? Galima bendru sutarimu sutarti, kad atidedam iki bus paruoštas? Kaip? Atidedam nagrinėjimą. Gerai, ačiū. Laukiam sprendimo projekto. Teikiu svarstyti 2.11 dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 18 tvarkymo zonos detaliojo plano rengimo. Teikia Fedorovič, prašau. Čia šito tarybos sprendimo projektas buvo pataisytas ir komitete išdalintas naujas sprendimo variantas. Siūloma pritarti 18 zonos specialiojo plano rengimui, kadangi šita zona yra gretimybė Trakų istorinio nacionalinio parko, o pagal bendrojo plano sprendinius teritorijos besiribojančios su saugomomis turi būti nagrinėjamos rengiant specialų į planą. Prašau klausimų pranešėjai. Komitetai visi pritarė. Teikiu balsavimui. Kas už šį sprendimo projektą, prašau balsuoti. Už balsavo 19, susilaikė 4. Sprendimo projektui pritarta. Ačiū.
Teikiu svarstyti 2.12 dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 123 tvarkymo zonos specialiojo plano rengimo. Teikia Fedorovič, prašau. Čia taip pat siūlomas tarybos sprendimo projektas, kuriuo įgyvendinant Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius 123 zonai būtina rengti rekreacijos specialųjį planą. Prašau, klausimai pranešėjai. Prašau, Tučkovskis, tarybos narys. Paskirti į rekreacinę, ar ta zona 18 apima tik tą teritoriją, kur čia yra pageidavimai? 123. 123, atsiprašau. Apima šitą teritorijas, kur žemės yra tų piliečių, kurie pageidauja, kurie iškėlė tą iniciatyvą pakeisti, ar žymiai didesnė plotą? Aiškinamajam rašte išvardėjau kaimus, kurie patenka į šią zoną. Šita zona yra ženkliai didesnė ir paprasčiausiai yra savininkai, kurie inicijuoja šitos zonos specialiojo plano rengimą. Tai aš dėl ko ir klausiu, jeigu atsiras žmonių, kurie kaip tik toj zonoj, daleiskim, gyvens ir jie nori paskirties, nekeis, daleiskim, kad jie turės grįžti ir vėl mes turėsim keisti ten į žemės, ten ūkio tą zoną. Jeigu, daleiskim, jie nepageidaus perėti arba užsiimti ūkio. Paprasčiausiai, norint rengti detalų į šitoj zonoj, būtina turėti šitos zonos rekreacijos specialųjį planą, kuris numato užstatymo tankį, sklypų dydį, įvertina kraštovaizdį ir, žodžiu, infrastruktūrą tuo pačiu. Ne, tada tiems rekreaciniai zonai, rekreaciniai. Taip. O tie kiti, kur gyvena ir kur normaliai dalėsim, arba ūkių tie, kurie nenori keis, niekas jų neverčia keis. Čia eina šneka, specialusis planas jis reikalingas tiem, kas norės rengti detalų paskirties pakeitimų. Gerai, ačiū. Dar klausimų? Nėra pasisakymų? Nėra. Komitetai visi pritarė šiam sprendimo projektui, tad tuomet teikiu balsavimui, kas už šį sprendimo projektą, prašau balsuoti. Ačiū. Sprendimo projektui pritarta už 21, susilaikė 2. Teikiu svarstyti 2.13 dėl teritorijos Trakų rajono savivaldybėje, Lentvario seniūnijoje, naujojo Lentvario kaime detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Teikė Steponavičienė, architektūros skyriaus vyriausioji specialistė. Žemės sklypai, kuriems yra parengta koncepcija, patenka į 17 tvarkymo zoną, kurioje yra numatyta statyba gyvenamoji. Ir šitiems sklypam yra taikoma nuostata, jeigu jie yra nutolę nedaugiau kaip 100 metrų nuo gyvenamosios teritorijos ir yra išspręsta infrastruktūra, tai gali būti keičiama paskirtis ir statomi gyvenamieji namai. Šiuo atveju šitie sklypai yra prie Vytauto gatvės ir kitoje pusėje nuo šitų sklypų yra miestas. Todėl buvo leista rengti detaliuosius planus ir dabar yra teikiama koncepcija tarybai, kad pritarti jai. Planeliai buvo pateikti, aš nežinau, kodėl jūs negavote. Prašau, klausimai pranešėjai. Nėra? Prašau, Vojtechas Venckevičius, tarybos narys. Aš norėčiau pranešėjai, mačiau kažkur tai direktorius tų visų sklypų, kuriantė. Aš norėčiau, gal jis pristatytų visą mūsų infrastruktūrą, kaip ten padaryta, kaip ten bus įvažiavimas, vis tiek ten padidės ir žmonių skaičius, ir mašinų, ir gatvio apkrovimas bus padidės, tai aš mačiau, jis buvo, o dabar kažkur tai išėjo jis.
Ar jūs yra, tai gal trumpai jis pristatytų? Čia kokiem porą minučių. Kaip taryba nariais? Kaip tarybos nariai pritarėm? Kodėl prie medžiagos nėra pateikta nei jokio planelio, nei sklypelių? Aš neradau. Ar neradai, ar nėra? Ne, neturiu. Aš gal atsakysiu, kadangi prie informacijos tikrai buvo prisekta. Yra. Tai yra projektuotojai. Savininkas yra. Tarybos nariai, ar leisim pasisakyti? Leidžiam, prašau į tribūną. Labą dieną, mano pavardė Vidas Norbutas, aš esu įmonės, kuri vykdo statybos darbus ir projektavimo šitam kvartale direktorius. Šiuo momentu dėl tinklų, reiškia, kvartalė yra pagal projektą atlikti visi pagrindiniai tinklai. Gyvena jau 8 gyventojai iš 20. Toliau atlikta vandentiekio projektas, pilnai gyvendytas, prijungtas prie miesto, elektros tinklai ir dabar yra asfaltuojamas, pirminis asfaltavimas gatvės. Visa tai atliekama savo lėšom. Tiek. Gal klausimų? Prašau klausimai. Prašau. Jonas Sadovskis, tarybos narys. Aš irgi negavęs šitą vietą, nežinau tiksliai, Naujas Lentvaris didelis, ten gatvėje jau daug pavadinimų. Gal patikslinsit, kur šitą vietą, kokia gatvė? Visai ne. Ten Lenkijos... Jeigu įsivaizduojat Vytauto gatvę, tai antroji pusė yra katilinė. Katilinės kaminas beveik stovi priešais kvartalą, va taip orientaciniai. Arba ką tik išvažiavus iš Lentvarių link Grigiškių po kairę pusę. Už sodų bendrijos taip pat matėt kvartalą, gyvenamieji namai jau ten stovi. Palaukit, Čibulėlė. Edmundai, atsiprašau, tarybo narys, jūs ten nebuvot, nežinot, tai čia kalbėti aš... Atsiprašau. Klausimą ne jums atrodo. Tarp tarybos narių diskusijos koridoriuje. Prašau, tarybos narys Vinskevičius. Tai aš iki galo klausimą nesužinojau. Man ne... Iš kairės, iš dešinės. Kaip Katilinė šitą baigėsi iš dešinės pusės? Gal patikslinsiu čia, kad tik reiškia, yra sodų bendrija baigėsi keliukas ir už keliuką po kairę pusę, reiškia, išvažiuojant iš miesto po kairę pusę. Tai Naujasis Lentvaris jau pradžia prasidėjo? Taip, čia... Taip. Prie ežeros? Ne, ten ežero nėra, reiškia. Ta namų grupė prie pat Vytauto gatvės, reiškia. Tai ten miestas, jeigu Vytauto? Ne miestas. Atsiprašau, tokius klausimus galima buvo įsiaiškinti iki tarybos. Prašau, tarybos narys Vinskevičius. Aš noriu jūsų paklausti dabar, kaip jūs suformavot tus klipus, užasfaltavot savo gatvės ir aš prašyčiau, kai ribojasi su Vytauto gatvė, nuo pradžios iki galo, koks yra atstumas, aš tai žiūriu virš kilometrų tikriausiai, o kilometras 200, taip, Vytauto gatvėje. Vytauto gatvės atstumas ar tarpas? Nuo pradžios iki galo jūsų statybos. Apie 100 metrų. A tik 100 metrų, ja? Tiek tai. Tai toks prašymas iš savivaldybės būtų, gal jūs prisidėtumėt prie Vytauto gatvės asfaltavimo, jeigu ten ištisinių padaryti, ištisinį asfaltavimą, jeigu ten prastas asfaltavimas, užklotas asfaltas, jeigu ten reikia remontuoti. Mes ne prieš padėti tai vietovėje, kur aš gyvenu, kurioje daugiausiai dirbu. Aš norėčiau prisidėti, bet tam reikėtų ir aš pas jūs susirašęs esu, arba būtinai papulsi artimiausių laikų tą pokalbį pratęsti. Jis buvo pradėtas čia techniniai komisijai,
reiškia, mes ne prieš, jo labiau, kad Lentvaryje yra gamybinė bazė, ten tas gatvė yra prasta labai, reiškia, mes pasiryžę bendradarbiauti. Supratau, tai Lentvaryje ypač pas mus labai prasti keliai, tai kaip jūs prisidėsite, aš jūsų lauksiu. Prisidėsim, reiškia, bet yra savotiškas labai rimtas prašymas, kadangi verslo įmonė, reiškia, kuri daugiausia stato jūsų rajone, Trakų rajone registruota, per 3 metus negavom nei vieno leidimo statybai. Šiandien faktiškai yra labai sudėtinga situacija dėl tų planų, dėl taliųjų planų. Vat aš kaip verslo atstovas, reiškia, prašyčiau, kad biškai priimtų mus ir meras, ir pavaduotojai, ir tos klausimus išnagrinėti, ir mes pasiruošę padėti. Mes tik savo krašte gyvenam. Gerai, tai ačiū, jūsų lauksim. Gerai, ačiū. Sadovskis Jonas, tarybos narys. Ačiū. Pasisakymai? Nėra? Teikiu balsavimui, kas už šį sprendimo projektą, prašau balsuoti. Už 21 susilaikė 2, sprendimo projektui pritarta. Teikiu svarstyti 2.14 dėl žemės sklypo Trakų rajono savivaldybė Lentvario seniūnijoje Kiemeliškių kaime, kadastrinis numeris 7940, 3 blokas, 316 sklypas ir 313 sklypas, 214 sklypas, 215, 320 detaliojo plano rengimą. Teikė Stepanavičienė, prašau. Parengtas sprendimo projektas dėl šitų minėtų sklypų, žemės paskirties keitimo, dalymo ir gyvenamųjų namų statybos. Pagal parengtą Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą šitie sklypai patenka į 11 tvarkymo zoną, kurios prioritetinė funkcija yra gyvenamoji vietovė. Prioritetas teikiamas gyvenamųjų vietovių tinklo formavimui esamų miestelių pagrindų. Ir čia yra galimas tankus užstatymas. Šalia yra jau anksčiau suprojektuotas 23 gyvenamųjų namų statybos sklypų kvartalas. Tam kvartalui yra suprojektuoti inžineriniai tinklai, tai vandentekis, nuotekinė, ryšiai, elektra ir keliai. Atsiprašau, tylos, truputį tylos, tarybos nariai. Ir visa salė. Ir todėl yra parengtas sprendimo projektas leisti šalia planuoti šituos sklypus ir įrengti visiems sklypams bendrą infrastruktūrą. Ačiū. Komitetai visi pritarė. Kokie siūlymai, klausimai? Nėra? Tuomet teikiu balsavimui. Kas už šį sprendimo projektą, prašau balsuoti. Už 18 susilaikė 4, prieš 1. Sprendimo projektui pritarta. Teikiu svarstyti 2.15 dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. Liepos 2 dienos sprendimo numeris S1-211 dėl žemės sklypo, kadastrinis numeris 7944, 2 blokas, 353 sklypas, Trakų rajone savivaldybė Lentvario mieste Kęstučio gatvėje 2, detaliojo plano tvirtinimo dalinio pakeitimo. Teikė Stepanavičienė, prašau. 2009 metais buvo parengtas tarybos sprendimas dėl šito sklypo patvirtinimo. Čia sklypas buvo suformuotas prie esamos aikštelės ir tiesiog per klaidą buvo įrašytas ne tas teisės aktas, buvo įrašyta
dėl naujų sklypų formavimo, o turėtų būti dėl naudojamų sklypų formavimo. Ir komitetuose aš pateikiau, kad tai buvo ne pakeitimas, bet šito sprendimo patikslinimas. Ačiū. Prašau klausimai, pranešėjai. Vėl žemėlį negavai? Komitetai visi pritarė. Klausimų nėra? Pasisakymų? Prašau, Edmundas Malukas, tarybos narys, prašau. Kaip prie mažesnio galim prijungti didesnį? Todėl, kad sklypas yra formuojamas prie esamų įrenginių. Naujo negalėtume prijungti. Ten yra žmonių aikštelė, kuri yra registruota registrų centre ir jie turi teisę prie tos aikštelės susiformuoti sklypą, bet jie nenori turėti dviejų, tai tie sklypai ir yra sujungiami. Tokiu pačiu būdu, kaip prie didelio mažo. Prašau, Kalkienė Irena, tarybos narė. Mano klausimas tada būtų toks, o gal čia įmanomas būdas toks pats kaip ir fabriko gatvėje, ta prasme, aukciono būdu? Ne, čia neįmanoma, todėl kad yra registruota aikštelė. Jeigu tai būtų tuščias sklypas, tada būtų tik tai aukciono keliu. O prie esamų ir naudojamų statinių, pastatų ir inžinerinių įrenginių galima formuoti sklypus, ne aukciono būdu. Ačiū. Dar klausimai? Nėra. Komitetai visi pritarė. Kokie bus siūlymai? Yra pasiūlymas balsuoti. Teikiu balsavimui, kas už šį sprendimą projektą, prašau balsuoti. Už 16, susilaikė 6, prieš 1. Sprendimo projektui pritarta. Pagrindinės darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Teikiu svarstyti papildomą klausimą. Prašau. Pristato Baranauskas, švietimo skyriaus specialistas. Čia projektas parengtas yra atsižvelgiant į Aukštadvario seniūnijos seniūnės prašymą. Ir dabar problema yra ta, kad čia prašoma iš savivaldybės paskolinti maždaug 36 000 litų, paskolinti, kartoju, kurie bus grąžinti ne vėliau kaip per 5 mėnesių. Ir prašoma bendro finansavimo, bet tai suma nėra didelė, 3500 litų, atsižvelgiant, kad projektas tikrai yra gražus ir geras. Prašyčiau tarybos narių tiesiog pritarti tam projektui, kadangi 3500 atsižvelgiant tai, kad nemažos sumos yra dengiamos iš kitų fondų, čia tikrai nėra tokia jau labai. O projekto nauda, manyčiau, yra akivaizdi visiems. Ačiū. Prašau klausimai pranešėjai. Nėra? Pasisakymų. Komitetai visi pritarė ir siūlymas buvo teikti, svarstyti tarybai. Nebuvo klausimų. Papildomas. Aš sakau, komitetai siūlė ir svarstyti papildomų klausimų. Taip. Yra siūlymas balsuoti. Teikiu balsavimui. Kas už šį sprendimo projektą, prašau balsuoti. Už 20 susilaikė 2, nebalsavo 1. Sprendimo projektui pritarta.
Ačiū. Pagrindinės ir papildomi darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Pereiname prie pasisakymų paklausimų. Yra užsirašęs, kaip minėjau, Nerijus Šaulys. Suteikėm jam, prašau. Labadiena visiems. Aš pirmoje eilėje noriu pasakyti, priminti galbūt, kad pagal policijos veiklos įstatymą Trakų rajono policijos komisariatas yra pavaldus vyriausiam policijos komisariatui Vilniaus apskrities ir atskaitingas savivaldybei. Taigi, jūs manęs nekvietėte, aš atėjau pats galų gale ir noriu tiesiog apžvelgti pirmo pusmečio veiklos rezultatus policijos, jūs supažindinti ir ateityje turbūt ir su metiniais veiklos rezultatais irgi ateisiu supažindinti. Tai pradėsim nuo gal... Atsiprašau, kiek užtruksit? Aš pasitengsiu 5, gal 10 minučių, jeigu galima. Jūsų dėmesio. Pritarėm? Iki 10. Gerai. Iki 10 minučių. Ačiū. Tvarkoj, gal pirmiau apžvelgsiu situaciją, kokiom sąlygom Trakų policija dirba. Jūs visi daugmaž turbūt žinot šitą situaciją, tik tai priminsiu. Tai aišku, tai, kad Trakai yra vienintelis miestas Vilniaus apskrityje turintis kurorto statusą ir arčiausiai sostinės iš visų tokio tipo vietovių. Mes turim 197 ežerus, 7 tvenkinius ir didžiulė masė Vilniečių arba turi, arba stengiasi įsigyti sodybas Trakų rajone, kuriuose negyvena, o tik tai leidžia savaitgalius, atostogauja ir tos sodybos neprižiūrimos visos ir, sakykime, nesaugomos. Ir jeigu ten kažkas įvyksta, mes sužinom tik tai, kai savininkai atvyksta ir atranda post factum įvykusią vagystę, tinkamai dirbti pagal kažkokius pėdsakus prasmės neturim ir atskleisti yra sudėtinga tokias vagystes. Toliau, aišku, didžiulė dalis Vilniečių, gretimų miesto rajono gyventojų, kurie neišvažiuoja prie jūros ar neiškeliauja kažkur kitur poilsiauti, savaitgalį suplaukia į Trakus. Ir užsienio turistai autobusais važiuoja, ir tiesiog automobiliais, ir pastaruoju metu jau matot, ir namelis ant rato važiuoja. Po to 3 magistraliniai keliai eina per Trakų rajoną, tai ir automagistralė Vilnius Kaunas, ir Vilnius Prienai Marijampolė, ir Vilnius Varėna Gardinas, kurie, nereikia sakyti, kad tai yra pagrindiniai keliai iš Europos į Vilnių, į sostinę. Ir tos sąlygos taip pat prisideda prie to, kad savaitgaliais, ypač geram orui, į Trakus vienu metu suvažiuoja 1000 žmonių, 1000 automobilių. Praškai kiekvieną savaitgalį Trakuose arba rajono miesteliuose vyksta renginiai. Kartais vienu metu po 2 ir netgi daugiau renginių vyksta. Ir kartais netgi tie renginiai vyksta skirtingose kampuose rajono. Ir visus tos automobilių srautus mums reikia suvaldyti, užtikrinti turistų bei poilsiautojų saugumą, užtikrinti viešąją tvarką visų renginių metu, nepriklausomai kurie bevyktų. Taigi, suprantat, kokiom sąlygom tenka dirbti. Suplanuoti darbą, sudarant mėnesinį grafiką ir šio grafiko laikytis praktiškai neįmanoma. Tinkamai grafikai ištisai keičiami ir todėl dar kartą, aišku, prašau tie, kurie prisideda prie renginių organizavimo. Aš jau kreipiausi ne kartą, kad kaip mažiausiai prieš 2 savaitės mes turim gauti pranešimą apie renginius, kad mes galėtume planuoti savo pajėgas. Tačiau dar vis pasitaiko atveju, kai mes gaunam pranešimą apie renginį 2 dienos prieš renginį, o tai būna, kad to paties renginio dieną iš ryto. Ir mūsų darbuotojai taip pat planuoja savo ir poilsį, ir turi išskyrus darbą dar kitus reikalus, todėl prašyčiau atsižvelgti organizatorių ir informuoti mus. Toliau apie veiklos rezultatus gal trumpai. Visų pirma, kriminalinės policijos veikla. Kitą kartą, kai ateisiu gal už metinius rezultatus, aš pasitengsiu statistiką visą pateikti
sakykime, taip, kompiuteriniai formai, kad visi matytumėt, tai aš tik trumpai pagrindinius skaičius apžvelgsiu. Pernai per pusę metų pas mus buvo registruota 300 iki teisminių tyrimų pradėta, šiemet 435. Įsivaizduojate, tai yra augimas daugiau negu apie 40%. Augimas nusikaltimų, nusikalstamų veikų apskritai. Pernai buvo, jeigu imti procentualiai, buvo išaiškinta 44,3%, šiemet 34,7%. Suprantama, kad išaugus tam skaičiui ir padidėjus darbo krūviui, o darbuotojų nepadaugėjo, o dar netgi sumažėjo, procentai išaiškinumo krito. Bet jeigu žiūrėt absoliučiais skaičiais, kiek yra darbo padaryta per šiemet, pirmą pusmetį, tai pernai buvo ištirta 133 nusikaltimai, šiemet 151. Tai reiškia, kad darbo padaryta tikrai yra daugiau, į teismą atiduota daugiau bylų ir ypač tai liečia sunkius nusikaltimus. Pernai buvo išaiškinta 26%, šiemet 92%, praktiškai vienas tik tai sunkus nusikaltimas yra neišaiškintas. Aišku, kad sunkus nusikaltimai tai yra visada pirmoje eilėje, tai yra prioritetas ir didžiausios pajėgos tam yra skiriamos, kad juos išaiškinti. Taigi su sunkiais nusikaltimais mes tvarkomės, su visų kitų išaugusių darbo krūvių, taip pat sprendžiant iš to, kad tikrai į teismą atidodam daugiau ir išaiškinam daugiau absoliučiai skaičiais, aš skaitau, kad mes tvarkomės. Pavyzdžiui, galiu pasakyti, žiemą visi žino turbūt, kad sodo bendrijose buvo masiškai apvaginėjami nameliai, kažkur apie 60 tokių bylų buvo pradėta, tačiau įdėjus nemažai darbo buvo sulaikyta pavasarį 3 grupuotės, tokios, viena Rūdiškių, viena Lentvario ir viena Trakų, čia seniūnijoje gyvenanti, kurios vykdė tas vagystes ir aišku visas vagystes išaiškinti, įrodyti nepavyko, sakykime taip, tačiau dalis jų buvo išaiškinta. Tai yra techninis grynai klausimas dėl įrodymų. Taigi vagystės sustojo, tačiau aišku ne visiškai. Taigi toliau dirbama šitą linkmę. Toliau, jeigu visi girdėjot, birželio 22 dieną Vaiskūniškių kaimo parduotuvėje buvo įvykdytas ginkluotas plėšimas, kur irgi daug buvo įdėta darbo ir šitas ginkluotas plėšimas taip pat jau išaiškintas ir suimti, vienas asmuo suimtas, vienas buvo suimtas jau šiuo metu namų areštui paleistas, vienas spėjo po vagystės įvykdyti ginkluotą plėšimą Danijoje ir jau nuteistas Danijoje. Dar vieno ieškome. Toliau, dėl viešosios tvarkos skyriaus veiklos, tai yra viešoji policija, taip vadinama. Irgi turint omeny visus krūvius, suprantat, kad aišku, didžiulis krūvis tenka ir tai viešos tvarkos ir kelių policijos poskyriui, ir prevencijos poskyriui. Ir vėlgi statistika. Pernai, per pernai, sakykime, imant kas mėnesį, jeigu imt, tai pirmus metų mėnesius, sausio, vasaris, kovas, mes turėjom panašiai tiek pat įvykių užregistruotų, į kuriuos mes turim reaguoti per mėnesį. Tai 250, 290 kažkur, va taip. Toliau, nuo gegužės mėnesio prasideda augimas. Ir, pavyzdžiui, birželio mėnesį mes turėjome aptarnauti ar reaguoti, sakykime, pernai 391 įvykį, šiemet 547. Tai yra visi žmonių pranešimai apie bet kokius įvykius, apie šeimyninius konfliktus ir taip toliau. Įsivaizduojate, tai darbo krūvis budinčiai daliai, tai darbo krūvis pirmoje eilėje patruliams, kurie privalo reaguoti į visus iškvietimus ir visur nuvažiuoti, bent jau patikrinti, kas ten vyksta. Tai tinkamai, aišku, patruliai lakstydami po tos bet kokius pranešimus, kodėl sakau bet kokius, po to paaiškinsiu, tiesiog atitraukiami nuo eismo priežiūros rajone, atitraukiami nuo kito darbo. Ir galbūt tai lemia ir
Kita statistika, dėl ko sakau bet kokios. Todėl, kad iš tikrųjų analizuodami tos iškvietimus mes matom, kad iš vienos pusės gal tai yra pasitikėjimas gyventojų policija ir daugiau skambina dėl bet ko, ko anksčiau gal nebūdavo. Iš kitos pusės tai tiesiog pastebim, kad jau Trakų rajono gyventojai pradeda skambinti dėl bet kokios smulkmenos ir netgi kaimyną norėdamas pagazdinti tiesiog ten kažkur dėl kažkokių nesutarimų skambina, mes nuvažiuojam, patruliai reaguoja automatiškai, nes privalom reaguoti, o ten pareiškimo niekas nerašo, tiesiog vietoj pasiaiškina, pakonfliktuoja ir tuo viskas baigėsi. Tai yra ir kuras, tai yra laikas, tai yra lėšos ir visa kita. Ir taip toliau. Jau teko šiais metais pritaikyti dviem sutuoktiniams paskirt baudas už visos tvarkos trikdymą, tik tada jie nustojo vienas kitam kviesti policiją vienas kito atžvilgiu. Jau pradėjom taikyti iš tikrųjų straipsnį numatantį atsakomybę už specialiųjų tarnybų darbo trukdymą, todėl kad iš tikrųjų policija nėra daržo baidyklė, sakykim taip, ir tikrai nesiruošiam dirbti tokį darbą. Aišku, įvertindami kiekvieną atvejį atskirai ir objektyviai. Toliau, dėl eismo priežiūros. Vėlgi, šiais metais, gal eismo priežiūros pasiliksiu, atsiprašau, pabaigai, nes turiu dar ir vieną pasiūlymą. Dėl prevencijos poskyrio. Prevencijos poskyris, nežiūrint irgi išaugusi tą patį krūvį skundų, labai daug skundų padaugėjo. Tikrai aš 3 metai dirbu Trakuose ir su kiekvienais metais stebiu tą tendenciją, kad skundų ir pareiškimų žmonių auga ir auga ir auga. Ir skundžiasi tikrai, kiti skundai tai būna tiesiog perskaitai, tai nežinai ar juoktis, ar pergyventi, dėl to, kad tokius skundus apskritai žmonės rašo. Ir nežiūrint į tai, tikrai daug pastangų dėjom kovai su nelegaliu alkoholiu ir rezultatai, lyginant su praeitais metais, yra akivaizdus. Jeigu pernai per pirmą pusmetį buvo išaiškinta dėl pilstuko laikymo, ir taip vadinamo pilstuko, buvo 5 atvejai, šiemet 13, tai yra daugiau negu dvigubai. Nustatyti 9 atvejai susiję su naminės degtinės laikymu ar realizavimu, pernai 7. Pradėta 4 ikiteisminiai tyrimai dėl naminės degtinės gaminimo. Prie viso to informacija jums. Prevencijos poskyrio tyrėjai išnagrinėjo vidutiniškai po 30 skundų ir įvykdė po 70 dar pavedimų iš kitų institucijų. Kiekvienas. Toliau organizavom ir organizuosim susitikimus su visų seniūnijų gyventojais. Čia, aišku, aktyvumas gyventojų, tai, kaip sakant, yra nekoks. Ir iš tikrųjų nuvažiuoja į vienas seniūnijas, tai ateina 5 žmonės, atvažiuojam mes, sakykime, 4 pareigūnai ir ateina 5 duok dieve gyventojai. Ir iš vienos pusės gaila, kad toks žemas aktyvumas, bet iš kitos pusės, kai jų paklausė, kokios čia problemos, ir jie pasako, kad, kad kaip ir neturim jokių problemų, tai tada supranti, kad jiems neįdomu tiesiog ta policija. Tai džiugu, būtų malonu, kad taip visur būtų. Bet žiūrint į statistiką, aišku, taip nėra. Pas mus ir Lentvaris, ir Trakų seniūnija labai problematiški yra. Todėl aktyvumo norėtųsi didesnio. Bet šiaip, kaip rodo patirtis jau 3 metai, tai į tuos susitikimus su gyventojais ateina tie patys asmenys visada, kuriems vieninteliams kažkas tai rūpi. Toliau skatinam būrimas į saugios kaiminystės grupės. Jeigu pernai turėjom 4, šiemet jau 10 turim saugios kaiminysčių grupių ir stengiamės, rengiam projektus, kad visur, kur yra susibūrusi bendruomenė, kad visuose kaimuose, kad su tom bendruomenėm sutvarkyti kontaktus, bendrauti arčiau, informuoti juos, suteikti informaciją, kokia įmanoma, ir padėti. Nes iš tikrųjų tik bendrom jėgom mes galim kartu su gyventojais kažko pasiekti, kažkokių rezultatų. Kas liečia eismo saugumą, tai
čia vėlgi šiais metais mes turim labai liūdnus skaičius. Netgi jeigu pernai mes per pusę metų turėjom 25 įskaitinės avarijas, kas nežino, įskaitinė avarija tai yra avarija, kai yra sužeisti žmonės. Sužeisti arba žuvę žmonės. Tai yra vadinamas statistikoje įskaitinė avarija. Tai pernai turėjom 25, šiemet per pusę metų turėjom 35. Jeigu pernai mes turėjom 6 žuvusius per pusę metų, šiemet turėjom per pusę metų 7, šiai dienai jau turim 9. Per Liepos mėnesį dar 2 asmenys žuvo. Paskutiniam dienom Liepos mėnesį, tai praktiškai nesumeluosiu, jeigu pasakysiu, kad po vieną įskaitinę avariją į dieną beveik turim. Tai yra iš tikrųjų žiaurūs skaičiai. Ir priežastis avarijų pagrindinės. Tai yra greitis, aišku, pirmoje eilėje, tai yra alkoholis ir pėstieji, be atšvaitų tamsių paros metu vaikštantis. Tai yra 3 pagrindinės avarijų priežastis. Ir atitinkamai ėmiausi priemonių, kreipiausi į vyriausią komisariatą Vilniaus apskrities, kurie skyrė automobilį su greičio matavimo fotoaparatu, kuris dirba kiekvieną dieną skirtingose rajono vietose. Ir aišku, mes iš savo lėšų jiems dengiam kūro išlaidas, nes dabar kiekviena įstaiga skaičiuoja savo kūrą. Ir per pirmas 3 dienas, galiu pasakyti, buvo užfiksuoti 55 pažeidimo atvejai. Fiksuoja jie viršijimą, aišku, ne ten 2 km virš nustatyto greičio, o daugiau, kiek nesakysiu. Nes mūsų žmonės neteisingai supranta, kai jiems pasakoma tokia informacija. Bet kokiu atveju galiu pasakyti, kad visi 55 atvejai baudos nemažiau 100 litų. Nemažiau. Minimali bauda 100 litų. Ir atitinkamai galime paskaičiuoti. Tai yra 5,5 tūkstančio per 3 dienas. Dirbo jie ne visą dieną, jie dirbo tik 8 valandas. Tai yra per 24 valandas. Tai va, valstybės biudžetą, tai yra, jeigu skaičiuojant minimalių tarifų, aišku, po to tai yra, ten negalios baudos yra ženkliai didesnės, minimum 5,5 tūkstančio, iš jų 40% eina į savivaldybės biudžetą. Tai va, bet aš po to dar pateiksiu savo pasiūlymą, gal jau taip pat jau prieinu prie jo. Dar vienas yra toks dalykas, ką aš kalbėjau apie gyventojus, apie bendruomenės, visuose miesteliuose, kaimuose, visur žmonės žino piktybinius, kurie girti važinėja. Ir jūs bendraudami su žmonėmis galite paskatinti juos, kad jie mums teiktų tą informaciją apie tokius, kas važinėja be teisų, kas mėgsta girti važinėti ir taip toliau, kad mes galėtume dirbdami tą informaciją, suteikdami patruliams, kad jie tuos automobilius galėtų stabdyti ir tikrinti. Nes kitaip užfiksuoti girtą asmenį išskyrus tada, kai yra sustabdomas netyčia arba viršėja greitį arba dar ką nors padaro, neturim galimybės. Taigi ir dabar prieinu prie tų skaičių, ką mes skaičiavom baudas. Mano turima informacija, savivaldybė per pirmą pusmetį iš mūsų paskirtų baudų gavo apie 300 tūkstančių litų. Mums nieko. Ne. Mes galiu pasakyti, įstatymiškai yra sutvarkyta, kad mes gaunam tik tai iš straipsnių už girto pasirodymą viešoje vietoje, jeigu suforminam, ir tai yra naminė degtinė, ten pilstukas, taip toliau. Tik tai iš šitų baudų mes kažką gaunam. Visi kiti straipsniai eina į valstybės biudžetą, 60%, kaip valstybė, prasme, mokesčių inspekcijai visi yra mokami ir į mokesčių inspekciją 60% lieka biudžete, 40% pervedamas savivaldybėje, kurioje nustatytas yra pažeidimas. Taigi, aš manau, kad visi jūs esat suinteresuoti mūsų rajono saugumu
nes lygiai taip pat ir jūs čia gyvenat, lygiai taip pat jūsų artimieji čia važinėja dviračiais, vaikšto pėsti, važinėja automobiliais. Ir tokia statistika, toks augimas eismo įvykių, tai iš tikrųjų kelia susirūpinimą. Bet kurią dieną galim ir mes nukentėti, ir apskritai rajono gyventojai nuo girtų, nuo neatsargių vairuotojų. Todėl turiu tokį pasiūlymą savivaldybei įsigyti savo fotoaparatą, mobilų. Nes, kaip rodo praktika, tie stacionarus, kurie sumontuojami, jie yra žinomi ir jau jie rezultatą duoda pirmą mėnesį, po to rezultatai visi krenta. O mobilus tai yra, jis gali dirbti bet kada, bet kur, gali būti netgi kilnojamas iš automobilio į automobilį ir tikrai duoda didžiulius rezultatus. Statistika šitų rezultatų galiu pasakyti. Kaina didelė ganėtinai. Kaina yra nuomos, tai yra kažkur 4,5 tūkstančio, jeigu nuomot 5 metams. Išperkamoji nuoma. Mėnesį. 4,5 tūkstančio. Visa kaina, jeigu pirš 190 tūkstančių. 190 tūkstančių. Bet jeigu mes pažiūrėsim statistiką, pavyzdžiui, kiek tų automobilių, čia yra su garantinė priežiūra, su visko kaina. Jeigu, pavyzdžiui, nuomot 4,5 tūkstančio, bet čia įeina viskas, visa pilna priežiūra, absoliučiai viskas, ta prasme, mums nerūpi niekas. Ir Vilniuje 2 automobiliai tokie yra, į mėnesį jie užfiksuoja nuo 3 iki 500 pažeidimų per mėnesį. Priklauso nuo to, kiek laiko dirba, kokiuose vietose dirba ir taip toliau. Tai va skaičiuokit minimaliais 100 litų, tai jeigu skaičiuot minimalų, pavyzdžiui, ten vienas automobilis, kur mažiausiai dirbęs kažkurį mėnesį, pavyzdžiui, 304 pažeidimai vieną mėnesį yra, čia mažiausias tai pagal statistiką skaičius, tai yra 30 tūkstančių. Iš jų 40% eina į savivaldybės biudžetą. Kaip? Ne, tai aš manau, kad jeigu Vilniaus gali dirbti Trakuose, tai ir mūsų gali dirbti ir Elektrėnuose ir kažkur kitur, tai aišku. Tik tai aišku, lygiai taip pat kaip Vilnius pas mus dirba, mes jiems į kūrą padengiam išlaidas atvažiavimą čia darbą, tai lygiai taip pat mes galim skolinti sakykime, išnuomoti tą aparatą, bet kam ten esant reikalui, aišku, su tuo sąlyga, kad jie padengs mums su tuo susijusius išlaidas vėlgi. Bet pirmoje eilėje man rūpi Trakų rajonas. Ir manau, kad jums taip pat. Tai aš manau, kad galbūt aš paruošiu ir pateiksiu pasiūlymą artimiausių metų ir prašau jūsų atsižvelgti į jį iš tikrųjų, kad tai yra iš tikrųjų labai. Aš įstikinęs, kad kas liečia Trakų rajono gyventojus, tai jau žinodami apie tokį dalyką, jau po 2 mėnesių Trakų rajono gyventojai tikrai važinėtų atsargiau. Ir tikrai mūsų kristų ir aukų skaičius. Aš manau, kad tarybos nariai šiam siūlymui pritartų turbūt. Bet žinoma, mes jį nagrinėsim. Mes iš komisaro tada iš viršininko lauksim rašto, raštiškai gerai. Pateikit. Ir su visais pasiūlymais. Ir vienas variantas - nuoma, pirkimas ir visos sąlygos, gerai? Ačiū. Įsipareigoju per 2 savaitės tai padaryti. Ačiū, dabar klausimai. Ramanauskas susirašęs, matau. Kaip? Supratau. Kas? Prašau.
Dar klausimai. Česlovas Žukauskas, tarybos narys. Aš gal... Dirba. Šitą norėčiau atkreipdėmėsi, pastoviai tenka važinėti. Tai aišku, prevencinis tas darbas vadinamas, tai geriau apsimoka ten, kur gali baudą parašyti ar panašiai, kaip sakyti, ir savivaldybė ir taip toliau. Bet, pavyzdžiui, posūkių nerodymas dabar, tiesiog jaunimo tarpe jau tapo ne tai, kad kaip mada, ta prasme, jau teko bendrauti su mokyklų žmonėm, kurie mokosi dabar, reiškia, nori įsigyti teises, tai net patys mokyklų mokymo, reiškia, instruktoriai sako, kad dabar ta jaunimo mada nerodyti posūkių. Ir man atrodo, šitoj srity, gal čia važinėjant kaimo keliais, tie posūkiai neaktualūs, bet ypač kai važiuoja į miestą, ypač kai važiuoja į Vilnių, trakiečiai Vilnių nedirba, bet komisarai susitinka ir panašiai. Tai man atrodo, kad šitoj srity absoliučiai nėra jokios prevencinės veiklos ir tas automobilis, reiškia, policininkas važiuodamas ar tai priekį, ar tai kažkur, tai tikrai gali pastebėti, kaip sakyti, tas žmogų, kuris tų posūkių nerodo, nes tai ypač jauniem vairuotojam, kurie neseniai vairuoja, tas posūkių nerodymas ir nardymas tarp automobilių eilėse priveda prie avarijų. Nu tikrai, kaip sakyti, daug kas važinėt, man atrodo, kad taip yra, ne tik man taip atrodo. Ačiū. Malaukas Edmundas, tarybos narys. Aš norėčiau paklausti dėl Piu Future visa ateitis, arba kaip vadina pūrė futūrė liaudis. Žodžiu, narkomanija ir šitas renginys sėtinas ar ne? Aš gal per anksti nuėjau turbūt, ne? Iš tikrųjų, kiek aš žinau, pirmais metais, kai buvo pirmas Future renginys, tai ten buvo daug narkomanų iš tikrųjų ir taip toliau. Po to kitais metais buvo imtas atitinkamų priemonių, ten dirbo ir Vilniaus kriminalinė ir buvo kažkas sulaikytas ir taip toliau. Ir dabar yra jau ženkliai kritęs šitas dalykas. Dabar pagrinde tai ten vartojamas lengvi alkoholiai, tai yra ten sidrai, alus, taip toliau, o su narkomanija bent jau pernai tokių atvejų praktiškai neturėjau. Ačiū. Aš gal paaiškinsiu dėl chuliganiško vairavimo čia, kai kalbėjo. Ne? Iš tikrųjų, mums irgi vienas iš prioritetų nustatytas yra kovos su chuliganiško vairavimu. Tačiau tam, kad nustatyti tos faktus chuliganiško vairavimo, tai techniškai tai yra didžiulė problema. Įsivaizduokit, tai reiktų neuniformuotam automobiliui su filmavimo įranga visą dieną važinėti po rajoną ir ieškoti, kas čia dabar staiga jie aplenks ir chuliganiškai važiuos. Tada važiuoti iš paskum ir jį filmuoti. Nei techniškai mes neturim tokių dalykų, nei įsivaizduokit, kur tu ištaikys. Čia yra tokie visiškai atsitiktiniai, netikėti atvejai. Kovoti su tuo tikslingai yra be galo sudėtinga. Čia... Tokią įrangą turi tik tai Respublikos eismo priežiūros tarnyba Respublikos, kuri dirba magistraliniuose keliuose. Tai jūs žinote, apie tai buvo rašyta, kad tai yra keletas nupirkta neuniformuotų automobilių, kuriuose yra sumontuota video įrašymo įranga su visais greičio matavimas ir taip toliau. Tai yra labai brangus dalykas, gal dar brangiau negu šitas fotoaparatas, ženkliai brangiau. Gerai, ačiū viršininkui už informaciją ir atsakytus klausimus. Daugiau klausimų bus? Ne. Prašau, Varankevičienė. Klausti, ar labai brangiai kainuoja kriminalistams tas narkomanų testavimas? Aš labai pradžio noriu padėkoti, tai, kad jūs atlikot pavasarį šiemet ir mūsų mokykloje, ir mūsų miestelėje, ir kad mes žinome situaciją, reiškia, kokie narkotikai, kokiose vietose yra naudojami. Ar tai brangiai kainuoja, ar tai reikėtų savivaldybės irgi paramos pagalbos? Jūs turite omeny, ta prasme... Ten buvo organizuota, kiek aš žinau, ne per mus ten buvo organizuota ir kiek tai kainavo, aš nežinau. Galima, aišku, kažką.
Aš pasidomėčiau. Tik tai man reikia, jeigu galima, jūs man konkrečiai tada ar paskambinkite, ar parašykite, kurią mokyklą jūs norėtumėt. Visose mokyklose. Praeitai. Ir tai būtent buvo atlikti testai, kaip suprantam, ten yra tiesiog lakmusėliai tokie. Ir buvo rasta, kad miestelį ant suoliukų, kur jaunimas renkasi kanapių pėdsakai, prie durų pagrindinių įėjimo mokyklos kanapių pėdsakai, prie vaikinų tualetų, prie merginų tualetų nerasta. Jeigu būtent, sakau, jau tie testukai brangiai kainuoja, tai būtent labai aktualu yra atskirose klasėse, kur vaikai sėdi, dar kažkas. Ir kai mes tai žinome, tai yra labai gerai, nes mes prieš 3 metus buvome atlikę sociologinį tyrimą apie alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimą. Ir to tyrimo metu mes sužinojome, kad Aukštadvaryje 3 prekybos vietos reiškia narkotikais. Ir remdamėsi tuo mes toliau dirbame tą kryptimį. Ir būtent ačiū už bendradarbiavimą ir tai yra labai gerai. Ir kada mes taip paviešinom, tėvų susirinkėme tuos rezultatus gautus, tėvai susimasto, kur aš vaiką išleidžiu ir kodėl ten jaunimas ant tų soliukų mūsų būrėsi vakarais. Su tokiais rezultatais, aišku, viešinimu reikėtų labai atsargiai, nes jūs suprantat, kad tai yra susiję vėlgi su mokyklų reitingais, mokinio krepšeliais ir taip toliau. Bet kas liečia dar būtinai pasidomėsiu šito dalyku ir galbūt organizuosim šitą dalyką. O dėl POE Future šiais metais mes pasiruošę jau, kas liečia pajėgas, patrulius taip toliau, tai čia aišku, kaip ir kiekvieną metą, bet šiemet dar ir užsakiau, jau sutarta viskas, kad dar bus ir patrulios šuo, kuris specializuotas yra narkotikų paieškai. Ten prie tilto visur dirbs dar ir šuo patrulios specialus. Gerai, ačiū. O dabar ir kilo klausimas toks, kaip priešgaisinė apsauga, tokiam renginyje, jeigu kas nors kiltų ten išėjimas tik vienas ir tvoros aukštos. Kaip užtikrinti tą, ar numatyta? Tam aš lygiai taip pat organizatoriai, kaip derina su mumis, taip jie derina ir su priešgaisrinė tarnyba. Ir ten jau jų kompetencija iš tos klausimus. Gerai, ačiū. O dabar dėl tos prevencijos, praeitais metais mes buvom su viršininku susitikę šitoj salėje, su mokytojais, su visų mokyklų buvom pasikvietę, kalbėjom labai plačiai į tuo klausimu konkrečiai ir buvo pasiūlyta iš viršininko labai gera iniciatyva, jeigu yra poreikis, prašau, mes susitinkam siaurasniam rate ir bus pakviestas specialistas, kuris dirba toje srityje ir paaiškins smulkiai, kaip atpažinti, kaip pažinti vartojantį, kaip pažinti tas priemonės. Galima ir šiais metais prieš rugsėjo 1, rugpjūčio mėnesį organizuoti šį tokį pasitarimą, jeigu bus poreikis. Aš įpareigosiu švietimo skyrių apklausti mokyklas, jeigu yra toks poreikis ir organizuosim. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas Jadvygai Vaitinovič. Prašau, 2 minutės. Ačiū labai. Labą dieną visiems. Norėčiau pranešti tokį pranešimą, kad Liepos 23 dieną 9:50 Lentvarėje šalia bendrijos garažo teritorijos Kibirkštys, kurios pirmininkė esu, nenušienautose žolėse radau 3 maišus. Viename nupjauta žolė, antrame pjuvenas, o trečiame maiše įvairūs Trakų rajono savivaldybės dokumentų originalai. Pavyzdžiui, Edmundo Maluko pažymėjimas. Sąskaita faktūra Edmundo Maluko telefonui, užsienio korespondencija, Antano Dobrovolskio turto deklaracija, Trakų vandenės valdybos posėdžio darbotvarkė su dokumentais, Trakų sporto draugijos diplomas, Lietuvos Respublikos prezidento su sportininkais nuotrauka, Trakų merų vieno ir kito buvusio vicemero, savivaldybės darbuotojų, valstybės pareigūnų ir žymių žmonių nuotraukas.
Pranešiau seniūniai Anai Ingelevič, paskambinau. Atvažiavo Brazionienė su Baranovskienė. Iš mano telefono skambinome Būtvilui, su jo kalbėjo Brazionienė. Kitą dieną maišai tebegulėjo ten pat. Ar Trakų rajono savivaldybė dokumentus nesmulkintus išmeta bet kur pakelėse? Kodėl savivaldybės pareigūnai į tokius įvykius nereaguoja? Prašau, aš padariau pati nuotraukas, reiškia tos vietos. Prašau, originalas, ponas, čia jūsų pažymėjimas apie kursus, kam reikia pinigus leisti, dabar sąskaitos faktūros jūsų. Taip, dabar laiškai užsienio korespondencija, nesvarbu kokiu metu. Taip, ten ir viduj dokumentas yra, va deklaracija pono Dobrovolskio, va valdybos originalas jūsų, kaip valdybos pirmininko su visa medžiaga Trakų vandenų. Dabar diplomas, reiškia va, originalas. Prašau, ponas vicemerė, jau šiukšlinė atsirado, tai turbūt nebusit meru. Prašau, va prezidento nuotrauka, va pono Petkevičiaus su įžymiu šitu, va pono vicemerė jūsų, va, prašau, va, kas darosi, reiškia, galiu teikti, Malborgo, reiškia, vaokas su nuotraukom, va, tom, kurie vyksta persirašiniai. Viskas šitas yra šiukšlinė. Va, originalai dokumentai yra su antspaudu, ne kopija. Kiek aš viso maišo, nenešiau jum, prašau. Prašau man atsakyti. Tai yra ne 5 metų, bet jinai kodėl atsirado šalia garažų maišuose. Vienas maišas žolės nušienautas, kitas pjuvino, trečias va visą, ašgi visų dokumentų nerinkau. Ar tie dokumentai savivaldybėje registruoti? Taip, savivaldybės spaudas kampinis yra? Prašau. Paprašau, kiek, ponas, jūsų vardu, va kiek vokų dar užsienio korespondencijas, net iš prezidento kanceliarijos laiškai. Ar jūs galėsit perduoti mums? Aš nuotrauką padariau, kuriai vietoj, iš savo padariau ir va, prašau. Gerai, ačiū už signalą ir už parodytą dėmesį. Jeigu galite, perduokite sekretoriatui, panelė Alina, perimsit visų ir ponė Onutė. Dar ne viską, aš dar turiu jūsų čia. A kaip, ne už ačiū, jo. Aš turiu rinkti po rajoną iš tų dokumentų. Gerai, ačiū. Labai noriu. Prašau. Čia ne dokument, čia tai pasiūlymas.
Prašau, Romanas. Jo, aš norėčiau paklausti, iš tikrųjų džiugu, kad savivaldybė rūpinasi Lentvario ir Trakų tvarka tuose miestuose, bet ar ta garsioji mašina už 500 000 litų gal galėtų nors kartą į mėnesį pravažiuoti ir per senus Trakus, per centrinės gatvės, ir per Rūdiškės? Iš tikrųjų, jo, ir per Aukštadvarį, nes aš matau, kaip vargsta tie žmonės, iš tikrųjų jie sušluoja tas krūvas, paskui už krūvų savaitėm jos guli, gal ta mašina galėtų tiesiog ne tik Lentvarį ir Trakuose suktis, o pravažiuoti per rajono miestelius bent kartą į mėnesį. Centriniam gatvėm nereikia į kelkraščius tuos, gal galėtų administracija apie tai pagalvoti. Nes iš tikrųjų dabar mes pinigus mokam tik tai už Lentvario ir Trakų valymą, tai būtų gerai, kad ir kiti miesteliai tai gautų. Antras. Reiškia dviračių takai. Labai smagu iš tikrųjų dviračių takai, daug kas jais naudojasi, važiuoja. Į senus Trakus jis dar pusę galo, bet jau yra paplautos vietos ir asfaltas pralūžęs, tai būtų gerai, kad iš tikrųjų gal su kelininkais susisiet, nes ne mes žiūrim. O į Lentvarį tai iš tikrųjų jau ten keturačių takas, o ne dviračių, ten lapai, smėlis, asfaltas sutrukinėjęs, medžiai kai kuriuose krūmai, kai kuriuose vietose, ypač prie kapinių, tai reiškia užstoja tą kelią, ten pravažiuoti jau neįmanoma. Po mano signalo aš seniūnam kai kuriems sakiau, tai reiškia apšienavo, bet iš tikrųjų žolė lendant to, tai kad galbūt kelininkai pasidomėtų tais, tai galėtų tiesiog. Ir aš bijau to, kad yra 5 metai garantija, o kai kuriuose vietose asfaltas jau iš tikrųjų trukinėja ir aš bijau, kad po metų ten tų dviračių takų neliks. Dar vienas. Jūs turite konkrečiai Trakai Lentvaris? Jo, Trakai Lentvaris tas kelias ir senų Trakų. Ten senų Trakų tai keliose vietose jau pralūžęs asfaltas, iš tikrųjų gaila, kad toliau. Gal galėtų seniūnai ir su administracija susisiekti su parasparnių, reiškia, sporto federacija ir paprašyti, kad tie parasparnininkai neskraidytų virš miestelio. Aš galvoju, kad jie turėtų kažkokį suderinimą turėti. Nes kai jie 9 valandą senose Trakuose pradeda su tais savo propeleriais kabot virš namų, iš tikro, namie užsidarius langus neįmanoma televizorių žiūrėti, jie kabo ir kabo. Ir čia ne tik virš mano namo, aš tai galvočiau, bet yra daug žmonių, kurie iš tikro būtų gerai su jais susisiekti pakalbėti. Dar vienas, reiškia, aš nežinau, savivaldybė gal išdavė leidimą, mes čia bandom su senų Trakų seniūne kovot, reiškia, įsivaizduokite, elektrikai pratėsi kabelį ir ant bendro naudojimo įvažiavimo vidury pastatė elektros skydinį. Seniūnė skambina, reiškia, tai įmonei, kuri bandė daryti, neprisikviečiam, tai gal ir administracijai tai įsidėtų, nes čia seniūnė puikiai žino, senose Trakuose, reiškia, vidury bendro įvažiavimo stovi elektros skydinė ir elektrikai. Irgi ties tavo namų? Ne? Nu, ne ties mano, ties kaimyno, bet ir mano įvažiavimą tai liečia, tai jo. Ir dar turiu vieną klausimėlį, tokį nedidelį. Lentvaris iš tikro didžiausias Trakų miestas. Kas sugalvojo vidury Lentvario centre pastatyti Tataro supirktuvę, kur su maišais bomžai nuo ryto iki vakaro jie atakuoja? Negi nėra Lentvarį vietos, kur nuo šaly, ne prie centrinio kelio, kad atsirastų tą supirktuvę perkelti, jeigu įmanoma, bet ten vaizdas iš tikro kraupus. Kai bomžai su maišais, ten aš suprantu, kad Lentvarį yra švariau pasidarę, reiškia, kadangi surenkami tie buteliai, bet kitą vietą kažkokią parinkti, ne centre. Tai va tiek klausimų, ačiū už dėmesį. Gerai, ačiū už pastabas. Prašau, Adelė Gedimininė, tarybos narė. Aš šiek tiek norėjau dar, šiandien pateikė pavyzdžius dėl dokumentų saugojimo savivaldybei, tai čia tokie, liktai, kiek suprantu, tokie kaip ir atlikę popieriukai, kadangi jie yra ir seni ir panašiai, galbūt jau jie nebereikalingi, bet tai nedaro prestižo. Bet reikėtų labai savivaldybei susirūpinti archyvų tvarkymo apskritai, nes mūsų darbuotojas, kuris dirbo savivaldybei statybos priežiūros inspektorium apie 15 metų ir kai reikėjo gauti pažymas apie darbo užmokestį, per keletą kartų už keletą metų gavo, bet per 6 ar 7 metus vis dėlto negalėjo gauti pažymos ir negali gauti dabar pensijos, turi kreiptis į teismą ir panašiai. Na ir toks dokumentų tvarkymas reikėtų labai atkreipti dėmesį, kaip tvarkomis archyvas ir dokumentai savivaldybei. Už kokį laikotarpį maždaug negavo? 91 rantvį. Taip, buhalterinių dokumentų nerado. Aš noriu priminti tik tai, kad kai buvo paskelbta mūsų graži akcija dėl angelų ir mūsų angelo pastatymų, tai noriu priminti, kad dar tie, kas neprisidėjo, bet nori prisidėti, tą gali padaryti dar ir šiandien. Labai ačiū.
už gerą valią. Prašau, Kandratavičienė. Aš norėčiau paklausti, kokia situacija yra su Lentvario turgumi, nes praktiškai aš ten būnu Lentvarėje kiekvieną šeštadienį, sekmadienį ir aš jau nekalbu apie tai, kad neįmanoma pravažiuoti geležinkelio gatve, bet tas turgus, pieno produktai, uogos, vaisiai, grybai prekiaujami ant dėžių, ant laikraščių nuo asfalto ir įsiplėtė praktiškai jau beveik iki Maksimos stovėjimo aikštelės. Man atrodo, kad mes greitų laikų, jeigu tikrai skubiai nieko nespręsime, galime atsidurti Respublikos dienraštyje. Ačiū. Dabar dar kol kas vyksta dėrybos dėl seno to naujo turgaus išpirkimo. Tik tai jie sutinka parduoti tik dėl kainos. Ir mes išpirksim, tada įrengsim normalų. O dabar sudėtinga situacija. Prašau, gal papildyti nori? Aš nežinau, man yra susnelė. Kalbėk. Tai ką parašyta. Kalbėk. Aš noriu papildyti dėl Lentvario turgavietės. Dabar vedamas mes darybus jau 3 ar 4 mėnesį su Ortopolo. Ir dabar ėjo rekstruktūrizacija ir lygtai išpirkimų savivaldybė pritarė. Mes padarėm įvertinimą, ta turgavietė yra įvertinta 65 000 ir yra susidėrėta su jais 85 000. Tai aš galiu pasakyti šiandien visiems tarybų nariams, aš iš mano tokių iš neaplinkinių šaltinių tokia skleidžiama informacija, kai jie nenori parduoti už tą kainą, už 85 000, o ieško kitokių variantų parduoti brangiau. Tai brangiau tikrai jiems neišeis, mes 85 000 daugiau tikrai nemokėsim. Prašau, tarybos narys Sadovskis norėtų. Aš dėl turgo šito. Mes dar vedėm dėrybą su Ortopolu, tai buvom susitaręs ten ir panaudos, kad jie mokės. Dabar, kaip vicemeras pasakė, mes daugiau nemokėsim, kaip ten 65 ir 85 000. Tai vėl bus, jeigu jie nesutiks, ir vėl mes turgo neturėsim ir pasibaigs kadencija, kiti jau spręs kokią kainą. Aš norėčiau paklausti, kada jau galutinė bus su Ortopolo, ar nutrauktas sutartis, ar galutinė jau kaina suderinta. Aš galiu dar papildyti, su turgu tikrai yra kaina suderinta 100% ir tas, kuris Ortopolas parduoda turgavietę Lentvariui, su savivaldybė kainą suderino. Dabar tik tempia laiką ir ieško kitų būdų, kaip parduoti brangiau. O kitų būdų nebus. Aš galvoju, greitų metų, gal mėnesį, pusantro grįšiu dabar direktoriui, dar papildomai mes susiskambinsim, jis dabar nekelia telefono, vis tiek susiskambinsim, susitiksim ir bus ta turgavietė grąžinta, atpirkta. Gerai, daugiau nėra pasisakančių. Ačiū. Skelbiu tarybos posėdį baigtų. Ačiū tarybos nariams ir vyriausybės atstovui už dalyvavimą.